Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandieną ir apie šeimos kaip komandos stiprumą. Tuo pačiu mintį sujungsiu su paveikslais. Paveikslais, kuriuose visatos sandaros principų mes gyvenam ir galim vaikščioti iš vieno į kitą. Tai yra 4 aukščiausias dažnis. Šiandien aš noriu būti tuo, rytoj aš noriu būti jau kažkuo kitu ir einu jau kitame paveiksle. Ir žinot, važiuoju, kadangi mes su vyru, kaip minėjau, esam komanda, neskirstom kas kaip kur, kaip kas gali, kas ką gali geriausiai, tas tuo metu ir daro. Vyras išsirinko automobilį, jis keičia automobilį, bet 2 dienas jis dirba, išvykęs iš miesto, jis negali apžiūrėti to automobilio ir aš nuvažiuoju apžiūrėti to jau išrinkto mūsų automobilio pati. Atidaro vartus žmogus, kuris ten privačiam name parduoda, apsidairęs, kur čia ateis kas nors. Sako, tai jūs čia viena tą automobilį žiūrėsit? Sakau, taip. Nu ir ką, aš apsirengusi sportiškai, apie automobilį aš suprantu tikrai daug kaip moteris, turiu ir mokinių vairavimo ir esu didelėm atkarpom atvažiavus Šveicarijos, Andoros ir panašiai. Ir aš žinau, aš netgi įsėdusi į vyro automobilį, kadangi galbūt jautriau moteris viską gali pajausti, pasakau, kad yra kažkoks barškesys arba kažkas yra ne taip, arba traukos trūksta. Ir tai visada manyje buvo. Nes jeigu tu giliai jauti, tai nebūtinai tik kitą žmogų, tu viską gali jausti giliai. Viską. Ir čia visai nesvarbu, ar čia automobilis, ar čia koks nors pečius, ar čia kokia nors žoliapjovė. Tu tiesiog turi pajautimą mechanizmo. Ir aš tiesiog įsėdu, pravažiuoju, paprašau variklio dangtį atkelti, jis papasakoja ten apie tą patį automobilį, skardas ir panašiai. Ir aš matau, kad jis jaučiasi nelabai jaukiai, nes nesitikė to, kad moteris, ar ne, su vyrais gal vis tiek vienoks bendravimas vyksta, su moterimis kitoks. Aš jį apžiūriu, pati pravažiuoju, įsivertinu, ką man reikia įsivertinti, paprašau galutinės kainos, jis ją pasako, aš jam iš karto paduodu rankpinigius ir tai truko pusvalandį. Pusvalandį aš pabuvau paveiksle vyro, automobilio pirkėjo, bet to, kuris nėra man kasdieniškas. Aš tam pusvalandžiui perėjau į kitą. Kad jūs pajaustumėt tą paveikslo kitoniškumą, tai ir yra, kad tu lyg tą minutę pasiimi visas savo žinias iš tos srities, tu atitinkamai apsirengi, ateini su atitinkama nuotaika, paimti tai, ko tu nori, tu žinai, ką reikia patikrinti, tikrini su visiškai tokiu geranorišku, bet tokiu noru matyti tai, ką tu perki. Ir mes taip smagiai pabendravom, tas automobilis, šiandien jau vyras jį užsiregistravo grįžęs, jis tik tada jį ir pamatė, džiaugiasi ir aš džiaugiuosi ir viskas yra fine. Tai šituo video noriu pasakyti apie tai, kad visų pirma, tai yra komanda. Aš tiesiog žaviuosi visomis šeimomis, bet kas yra labai įdomu, kad mes pirkom iš žmonių, kurie taip pat vyras ir moteris analogiško modelio. Nes vyras atvažiavo į regitrą su viena mašina, moteris atvažiavo su kita, ten vienas registravo, kitas ėjo kitiem parduoti, jie turi įmonę ir būtent verčiasi tuo. Ir tas, žinot, modelis vyro ir moters komandiškumo jis taip žavingai mane atmetė lyg atgal, nes mes su vyru kažkada važiuodavom į Šveicariją ir mes lygiai taip pat su tais automobiliais darėm tokį versliuką. Ir jie man taip atitiko. Ir tas vibracinio dažnio rezonansas mus turbūt kažkaip ir pritraukė vienas prie kito. Tai mes puikiai pabendravom, ta mašina jau užregistruota ir kaip ir yra komandiškumas šeimoje, sugrįšiu, kaip jis yra kelianti žavesį. Tai jeigu jūsų šeimoje jis bus, žinokit, perspektyvos yra beribės. Beribės, todėl kad tu visada, nežiūrėdamas į tai,
myliu aš čia save, ar čia aš čia laiko daug skiriu, ar čia mano darbas, ar čia kieno darbas. Užsikuisit tose mintyse ir nieko iš to gero neišeis. Bet jeigu jūs tiesiog žiūrėsite į tai kaip į komandą, šeima, vyras ir moteris komanda, jūs nekelsit savo tų klausimų, jis negali, galiu aš negaliu, gali jis. Ir visada, aišku, žaidimas į vienus vartus nevyksta. Ir tai jau iš karto ne komanda, bet jeigu jūs persidengėt, jis jūs. Galimybės ir perspektyvos nuostabiausios. Tai šiandien būtent apie tą komandą, apie tą žavesį visiems noriu palinkėti sukurti tokią struktūrą, komandinę struktūrą savo šeimoje. Ir kita, ką norėjau pasakyti, tai apie tą persikūnymą į kitą paveikslą. Kažkada labai senais laikais, net nežinau prieš kiek metų, gal prieš 30 metų, kai dar visai bankinė sistema buvo kitokia, aš pamenu savo perėjimą vėlgi trumpam į kitą paveikslą. Mums su vyru reikėjo pirmąjį būstą savo įsigyti, ar ne? Mes buvom abu, jis dirbo neoficialiai iš savo, ten tais laikais savo suko reikalus kažkokius. Aš viena, 2 vaikai, ar ne, ir aš dirbu darbą, gaunu atlygį, bet jis nepakankamas, kad gauti kreditą būstui. Ir mes tais tokiais, žinot, visiškai tais laikais be taisyklių atėjom į banką, aš užsidėjau kostiumėlį, įkritau į tokią verslininko tokį paveikslą, atnešiau deklaracijas pirktas pirkimų kažkokių tų automobilių ar ne, kurios parodė didelės sumas. Aš taip sustovėjau paveiksle, aš nei sekundai bankui neleidau suabejoti, kad aš nepajėgi išmokėti tokio dydžio kredito. Ir mes tą kreditą gavom. Mes jį gavom, kuris, įsivaizduokit, 2 vaikai, moteris ir vyras dirba tik vienas, tais laikais mes jį gavom. Tai tie paveikslai jums tarnauja, aš noriu pasakyti, jeigu jūs į juos einat ne kaip su tikslu apgauti arba tik gauti, bet jeigu jūs einat su tikslu pasielgti garbingai, gauti ir pasielgti garbingai, ir jeigu jūs teisingai įsivertinat savo galimybės, žinot savo atsakomybės, jų nesiruošiat palikti, pamesti arba kažką išduoti, jūs eidami paveikslais, jūs tiesiog atsirandat kitose lygmenyse ir jūs galit gauti viską tai, ko norit. Dar vienas pavyzdys apie paveikslą, tai buvo galbūt man 25 arba 7 metai ir aš dirbau tokiai dideliai bendrovėje, ėjau aukštas pareigas, turėjau didelį kolektyvą ir mes ruošiamės tokiai šventei ir nuvažiavom į savininko namus. Savininko namus, kur ten reikėjo visus maistus pasiimti, paruoštus, tiesiog buvo didelė šventė. Ir tie naibai buvo tokie ištaigingi ir tokie prašmatnūs tais laikais, kad pažiūrėjus į maišytuvą nesuprastum, kaip jį įjungti. Ir mes 3 įėjom, 3 merginos darbuotojas į tuos namus. Ir visos tos 2 kitos merginos, jos sustojo ir sustingo, nes jos nežinojo, kaip toje erdvėje elgtis. Ir aš pamenu, tada taip pat perėjau į tą paveikslą. Aš net batų nenuseviau, nes aš žinojau mechanizmą, kad ne aš tarnauju grindims, o grindys yra dėl manęs. Ar ne? Aš net nenuseviau batų, atėjau, įjungiau ten tą vandens čiaupą, ten kažką perdėjau, paimu. Ir į mane žiūri tos savininko dukra ir sako, Zita, sako, toks vaizdas, kad tu čia jau kokį 10 kartą ateini, tu čia viską žinai. Va čia ir yra atsakymas. Aš įėjau paveikslą. Tam paveiksle aš buvau sava. Aš jį priėmiau, tuo pačiu visatai parodydama, kad aš galiu jį suvaldyti. Nes tos 2, kur pritupė ir nedrįso įeiti į tą paveikslą, jos šiandien gyvena visai kitaip. Ir ne dėl to, kad jos turėjo mažesnę galimybę tai pasiekti, o dėl to, kad jos nesugebėjo ateiti į tą paveikslą. Ir nesugebėjo iš baimių, iš dar kažko, bet tas paveikslas taip ir liko joms svetimas.
Tai ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Žinau, kad nemėgstam niekas ilgų video, bet manau, kad Jums padės suprasti, kas yra paveikslai ir kas yra partnerystė šeimoje, komandinis šeimos modelis. Tai linkiu Jums beribės sėkmės tame kelyje į savo aukščiausią pilnatvės tašką. Ačiū.